Garbė Jėzui Kristui, mes girdim tie gražiai žodžiai, kaip bažnyčios pradžia iš tiesų, kurie mums rodo, kaip Kristus stato savo bažnyčią. Mes šiandien dalyvaujam mišiose kartu su maždaug 20 porų, kurie atlieka savo sužadėtinių paruošimo sesiją, rekolekciją ir jie ruošiasi pastatyti iš tiesų savo mažą bažnytėlę, šeimą. Ir šiandien tame Evangelijoje mes girdim, kaip Kristus iš tiesų pradeda statyti, kurti savo šeimą. Kaip jisai šitą daro. Tai labai įdomu ir mes galim taip etapus po etapų pažiūrėti, kaip jisai šitą daro. Visą pirma, jisai duoda kaip mokytoja, kaip vedėja. Ir tas vedėjas tai Jonas Krikštytojas. Ir kuris turi tą sielos didumą, kad jisai nepririša prie savęs, prie savo idėjų. Ir kaip pagalvoti apie mūsų tėvus, kurie gali iš tiesų taip mūsų reguliuoti, taip mūsų vesti, kad mums reikės daryti to, ką jie pamastys. Ir mes galim taip auklėti savo vaikus, kad niekas geriau nežino, kas geriau mano vaikų, tik aš. Ir Jonas Krikštytojas nėra toks. Jisai yra nuolankus, tai reiškia atidarytas į tiesą. Ir ieško didesnių tiesų, ieško tų, kuris yra mylintis asmuo, kuris yra atsiuntasis per Dievą. Jisai rodo jo, kai tai yra kaip šauksmas iš tiesų, kaip nelaukiamas gestas, kuriuo jis pats kažkaip suimtas tų atradimų, kad jo, taip, štai jis, štai Dievo avinėlis, kaip egzegetai sako, štai Dievo žodis, štai tas, kuris atėjo iš tiesų mūsų išgelbėti, štai tas, kuriame yra visas gyvenimas. Jėzus pradeda statyti savo bažnyčią nuo liudijimų, nuo atpažinimų, nuo pranašo. Ir kaip svarbu iš tiesų mūsų šeimose liudyti. Aš atsimenu vieną iš mano draugės, kuria neturėjo tokią lengvą iš tiesų gyvenimą savo šeimoje. Vieną dieną pripažino man, žinai, ateinant į tavo namą, į tavo šeimą, aš vėl patikėjau į to, kad galim iš tiesų kurti laimingą šeimą. Viena iš šeimų čia, Vilniuje, vieną dieną man pripažino, aš važiuojant į šeimų festivalį, mes važiuojant šeimų festivalį kaip savanoriai prieš 20 metų, sako, mes patikėjom, kad tai įmanoma Lietuvoje kurti daugiaveikę šeimą. Kad galim būti laimingi, galim suvesti vienas galas su kitu. Ir iš tiesų, jie šiandien turi, aš neatsimenu, 4 ar 5 vaikai. Kaip svarbu iš tiesų liudyti apie tai, kad yra didesnė laimė, kurią suriša. Ir Jonas Krikštytojas neprisiriša savo mokytojų prie save. Jisai paruošia savo mokinius, kad jie galės pasirinkti, kad jie galės atrasti kažkas daugiau negu jis. Po to ateina Jonas ir Andriejus, kurie kažkaip simbolizuoja tą gilį draugystę ir ieško pas Jėzaus tą ryšį, tą draugystę, tą meilės ryšį, kaip gražu išgirsti tie žodžiai, jie pasiliko pas jo.
Kristus nestato savo šeimos, nestato savo bažnyčios, kad visą pirma turėti daug veiksmų, kad turėti daug mokinių, kad turėti daug vaikų, kad turėti daug laikų. Ir jisai nori asmenišką ryšį su kiekvienu. Tai yra jo pirmas tikslas. Jisai kiekvieno iš mūsų nori. Nei vienas iš mūsų nėra pamirštas. Jisai visus mūsų nori. Milijardai. Bet jisai nori su kiekvienu iš mūsų asmeniškas ryšys. Ir jisai nori atsakyti į tą mūsų gilį troškimą, kuria yra mūsų dvasioje, būti mylimieji ir mylėti, pasilikti, būti su Kristumi. Andriejus atveda savo brolį Petrą ir tai rodo mums, kokiu būdu mes galim liudyti apie Kristų. Ne per jėgą, nepriverčiant kitų, bet per paprastai pasiūlymą, kad kitas žmogus galės pasirinkti. Kaip skausminga yra mums pamatyti, kad vaikai kartais pasirinka kitaip. Ir kaip svarbu yra savo priminti, kad mes nesame atsakingi už jų pasirinkimą. Mes esame atsakingi už to, kad jie galės iš tiesų matyti, kur jie gali pasirinkti. Ir mes esame tie, kurie duoda iš tiesų gerą pavyzdį. Per paprastą žodį iš tiesų, štai ką tu ieškai, tas, kurie yra tavo širdžių troškimas, yra šalia tave. Ir tas šeimų ryšys, kuri egzistuoja tarp Andriejų ir Petrų, rodo, kad jisai turi padaryti šitą su dideliu jautrumu, su rūpesčiu, kad jisai nori iš tiesų gerų Petrui. Bet ne savo plano realizacijos įsikūnijimų. Jisai paprastai nori, kad jisai prisilies prie to, kuris yra visų gerumo šaltinis. Ir pats Jėzaus jau tiesioginis veiksmas, kuris rodo mūsų gilį, Jėzaus paslaptis, Jėzaus dovana. Jisai iš karto vadina Petrą Simonai per jo vardą, kas irgi rodo, kad Jėzus, kada prieina prie mūsų, kada jisai kviečia mūsų į savo šeimą, į savo bažnyčią, jisai su dideliu jautrumu ir meile nori prie mūsų prieiti. Taip prasideda krikštas. Kokią vardą jūs norite su meile ištarti visą gyvenimą to vaikų. Ir kaip geriau šitą neišgirsti, kada vyras sako savo žmona vyrui sužadėtiniai jo vardą. Kaip neišgirsti tą jautrumą, tą meilę, su kuria niekas negali pakartoti iš tiesų, niekas pasaulyje. Ir tą meilę girdi iš tiesų, jaučia Simonas ir ta meilė yra pagrindis tų naujų pašaukimų, kuris jisai gauna. Jisai gauna naują vardą, kurio išreiškina, kad jisai turi būti žemėje, kad jisai yra tas, ant kurio skirtingos plytos, kurie padarys bažnyčią, turi iš tiesų surasti savo vietą. Ta uola, kurią Petras reprezentuoja, tai gyvas žmogus, gyvas kūnas.
Tai asmenybė, su kuriuo mes galim nesutikti ir kuria iš tiesų bažnyčiai sukilo daug problemų. Petras nebuvo lengvas ir vis tiek ant tų uolų Jėzus nori iš tiesų statyti gyvų brolių ir seserių ryšys. Tas ryšys, kuri reikalauja nuo mūsų kartais būti nukirptas, kartais būti pataisytas, kas mums nepatogu. Mes kartais sakom, ne, čia bažnyčia, čia nesąmonė, kas čia bažnyčia nori nuo manęs. Bet Kristus nori iš tiesų, kad ne tik aš būčiau laimingas, bet kad mes būsime laimingi. Jisai nori statyti tikrą šeimą, jisai nori statyti tikrą bažnyčią. Ir tai nėra per kainą mano laimės, bet tai yra per naujo pašaukimo iš tiesų dovaną. Tas pašaukimas, kuris daro, kad tas cementas, kuris jungia visos plytos, tai jo kraujas, tai jo kūnas, tai jo gyvenimo dovana. Tokiu būdu jisai rodo mums, kad mes irgi negalėsim pastatyti savo šeimos, jeigu mes nepasemsim iš Jėzaus dovanos. Mes negalėsim duoti savo gyvenimą, jeigu mes patys nepriimsim Jėzaus dovaną. Ir tai, kas vyksta per mišios, kurie yra mūsų bendruomenės šaltinis, mūsų bendruomenės ryšių pradžia, tai Kristus, kuris išlieja savo kraują, kuris duoda savo kūną, kad mes galėtumėm prisitaikinti vienas prie kitų, kad mes galėtum stovėti ant tikrą žmogų, kuris turi pašaukimą ant Petrų, kad mes galėtum stovėti ant savo vardų, kurie turi tikrą pašaukimą. Koks yra tavo pašaukimas bažnyčioj? Tai gal klausimas, kurį gal Kristus nori mums užduoti, arba turim pasiklausti kitaip. Koks yra mano ryšys su Kristumi, kuris daro mano ryšys su kitais? Bažnyčia gali būti mano asmeniškų susitikimų vieta. Ir tikrai yra. Ir tai neužtenka Kristui. Jisai nori ir jisai trokšta, kad mes galėtumėm būti vienas prie kitų, vienas kitam.